Sveiki gyvi visi, malonu sugrįžti vėl į jūsų didelę šeimyną. Čia aš jaučiuosi daugiau kaip giminės suvažiavime, like a family reunion. Po 2 metų nebuvimo, aš kaip sakau, bendruomenė man vieną šeimą padėjo išskirti, bet dabar turiu kitą, dar geresnę. Nu ir gal tas ir to viskas baigsis. Ačiū jums visiems už palaikymą ir supratimą. Penktadienį, atsiprašau, negalėjau pasirodyti kartu, nes reikėjo dar ir Arūnas Paliulis, jūs irgi jį pažįstat, sakė, kad su Obama reikia susitikti čia Los Andžele dėl šalfo žaidynių sekančių metų. Nu tai teko biškai pakeisti savo programą. Bet pradėsim šiandien mano pristatymą gal nuo klausimo. Aš žinau, kad ne visi galbūt daug esat susijęs su sporto reikalais, galbūt norėtumėt daugiau, bet mes turėsim nedidelę viktoriną ir Arvydas padės man ją pravesti. Kaip žinia, Lietuvių fondas kartu su Šalfo sąjunga yra įsteigęs prizą ir jau 9 metai. Lituanistinės mokyklos gauna premiją, kurią paskiria Šalfo žaidynių laimėtojai vienai iš lituanistinių mokyklų. Tai dabar bus viso 20 sekundžių, kas atsakys teisingai, kuri mokykla gavo tą premiją šiemet, tas gaus labai gerą prizą. Tai yra kitos svajonių komandos limituotas DVD, kuris išleistas yra prieš porą metų. Tai yra speciali kopija, kuri yra lietuviškai ir angliškai, yra 2 bukletai. Taigi, kuri lituanistinė mokykla šiemet gavo Šalfo Lietuvių fondo premiją. Ir Arvydas įteiks prizą teisingai atsakysim. Prašom, 20 sekundžių prasideda. Taip, toliau. Va. Ir kokia yra mokyklos koks pavadinimas? Prašau. Prašau.